Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos Lietuvos mokyklose įsigaliojo įtraukiojo ugdymo standartas. Ugdymo įstaigos tapo prieinamos mokiniams su negale. Ši reforma netapo naujovė silpnaregiams ir neregintiems vaikams, kurie bendrojo ugdymo mokyklose turi galimybę mokytis jau nuo 1993 metų. Nepaisant to, vaikams su regos negale bendrojo ugdymo mokyklose vis dar kyla tam tikrų problemų, kurių nepavyko išspręsti iki šiol. Apie tai, kaip ir kur šiandien mokosi neregintis ir regos negalę turintys vaikai, su kokiomis problemomis ir iššūkiais tenka susidurti, kaip jiems sekasi integruotis į sveikųjų visuomenę, kalbamės su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentu Pauliumi Kalveliu. Pirmas mano klausimas būtų jums, kad šiemet naujieji mokslo metai tokie yra neįprasti. Jie startavo su įtraukiuoju ugdymu visose mokymo įstaigose. Ar jūs žinote, kaip mokyklos ir darželiai yra pasiruošę į bendro ugdymo klases integruoti neregius vaikus ir vaikus su regos negale? Tai matot, šitas įtraukusis švietimas turbūt visoms negalioms prasidėjo šiais metais, išskyrus regos negalę. Vaikai su regos negale integruotai mokosi jau nuo 1993 metų. Tai didžiai bendruomeniai tai nėra labai kažkoks tai didelis iššūkis, tiek kalbame iš pedagogų pusės ar iš mokyklų bendruomenių pusės, tiek iš tėvų auginančių vaikus su regos negale pusės. Nes 1993 metais keitėsi švietimo tuometinis įstatymas ir tėvai auginantis vaikus su regos negale galėjo rinktis, kur mokytis. Ar tuometinėse dviejose mokyklose skirtose vaikams su regos negale, tai buvo Kauno Prano Daunio centras ir Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centras. Ir nuo to niekas nepasikeitė. Tai yra, sakykime, dabar Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centras, kuris yra ne tik mokykla, bet kaip ir konsultacijų centras visai Lietuvai, kuris konsultuoja to ugdymo klausimais. Ir jeigu mes, taip hipotetiškai galvojant, atsirastų mergaitė arba berniukas, kuris norėtų mokytis šalia namų, bet ne Vilniuje, tarkime, nežinau, Pasvaly, Pakruojyje ar Joniškyje, tai visą metodinę medžiagą brailio raštu ta mokykla gautų spausdintą iš Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centro. Taip, lieka vienas kompetencijų klausimas, ar supranta mokytojai brailio raštą, bet vėlgi technologijos nestovi vietoje ir mes, tarkime, turime jau brailio mašinėlės, kurios rašo brailio raštu, bet tuo pačiu ant tos mašinėlės yra ekranas, kuris mokytojui rodo tuo įprastu reginčiųjų raštu tai, kas yra parašyta. Tai atsakant trumpai jūsų klausimą, ši rugsėjo 1 mums negalime sakyti, kad buvo kažkokia labai išskirtinė. O galbūt žinote kažkokią statistiką, kur, sakysim, pasirinko tėveliai Lietuvoje į bendrojo lavinimo mokyklas arčiau namų, kaip minėjot, ar ne, tuos vaikus leisti? Kiek, sakysim, kiek tie pokyčiai palietė naujai, ar ne? Tai sakau, čia nebuvo, ši rugsėjo 1 nebuvo mum kažkokia tai kitokia ir išskirtinė negu rugsėjo 1 23 arba 22 metais. Čia daugiau liečia kitas negalės. Žiūrint šiaip tendenciją, tai 2000-aisiais, prieš 20 metų, dar segreguotai arba, sakykime, specialiuose tose mokyklose mokėsi dar apie 160 mokinių su regos negale, dabar jų mokosi vakar kaip tik lankiausi Lietuvos ugdymo centre, tai dabar mokosi 65 mokiniai, tai skaičius mažėja, o mažėja todėl, kad ne visi tėvai nori, kad vaikai važiuotų į Vilnių mokytųsi už ten keliasdešimties ar už kelių šimtų kilometrų nuo gyvenamosios vietos, nes bendruomenės stiprėja, mokytojai kompetencijų turi ir tikrai gali vykti ugdymas ir kažkur tai šalia. Tai, kaip suprantu, tas ugdymas šalia jau vyksta kažkiek laiko, ar ne? Nuo 93 metų. Nuo 93 metų.
Taip, 30 metų. Ir kaip jūs, ta prasme, kokie yra poslinkiai, kokie jūsų pastebėjimai, kaip sekėsi šitą reformą būtent su tokia negalia vaikams ir kokios problemos, kokie iššūkiai, ar lengvai pavyko, ar sunkumų kažkokių buvo, ar užtenka pedagogų? Na, ką mes pastebime vėlgi, kad su silpnaregiais vaikais, kurie dar mato, problemų praktiškai nėra, nes vaiką užtenka pasodinti į pirmą suolą arba atspausdinti kažką truputį padidintų šriftų ir jisai visavertiškai dalyvauja ugdymo procese. Jeigu mes kalbame apie visai nematančius mokinius, va čia atsiranda šiek tiek iššūkių. Bet vėlgi, kaip sakau, technologijos sprendžia daug klausimų, geografijos žemėlapiai, istorijos kažkokie žemėlapiai, jie yra spausdinami Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centre ir jie siunčiami yra į mokyklas. Tai, sakykime, metodinė prasme pagalbos tikrai mokyklos gauna. O ką mes tik tai pastebime, tarkim, kad vėlgi daug kas priklauso nuo mokyklos bendruomenės, kiek jinai pasiryžusi, kiek jinai atvira yra, kad ateitų nematantis vaikas į mokyklą. Ir dar šiek tiek mus vienas neraminantis dalykas, vis dėlto dažniausiai, aišku, bet vėl ne vien mokykla kalta gal, bet ir šiek tiek tėvai kartais bijo, dažniausiai vaikas su regos negalia nedalyvauja kūno kultūros pamokose. Ir mūsų vertinimu tai yra labai blogai, kad vaikas nedalyvauja, nėra, o gal kūno kultūros mokytojai ne visi žino, kokių nors judrių ar įvairių kitokių žaidimų su priemonėm, kurios vykdant pamokose galėtų vaikas su regos negalia visavertiškai irgi įsitraukti ir dalyvauti. Dažniausiai einama lengviausių kelių. Vaikas su regos negalia yra atleidžiamas nuo kūno kultūros pamokų ir mes tai matome per sporto statistiką. Pasiekimai šiek tiek ir Lietuvoje, tiek Europos, pasaulio mastu, ar paralimpinės žaidynės, rezultatai lietuvių dėja neina aukštyn. Ką būtų galima daryti, kad šitą problemą išspręsti reikėtų? Kokiu keliu eiti? Ar čia vėlgi trūksta geranoriškumo? Jūs manote, kad čia tik tame yra problema, ar vis tik tai reikia galbūt pedagogų specialiai arba fizinio kūno kultūros pedagogams reikia padėjėjų? Na, šitoj vietoj tai vėlgi sakau, čia turbūt irgi yra keli dėmenys svarbus. Negalime sakyti, kad padarius viskas veiks taip kaip iš natų. Čia daug priklauso ir nuo šeimos, kad šeima turėtų savo vaikui sakyti, kad jisai irgi turėtų dalyvauti kūno kultūros pamokose, nes šeimos kartais ypatingai vėlgi, ką mes matome tokią įdomią tendenciją, kad jeigu vaikas su regos negalia auga matančiųjų šeimoje, jisai yra šiek tiek perglobojamas, o kartais net ir stipriai perglobojamas, nes tėvai, kurie neturi regos negalios, jį saugo daugiau, riboja šiek tiek jo veiklas, nes galvoja susižeis, nes jie neturi tos patirties silpnaregio arba neregio. Tai sakykime, pirmas dėmuo tai turėtų vis dėlto tėvai gana aiškiai deklaruoti ir kad vaikui, kad judėjimas yra sveikata, tu turi būti ir skiepyti tą judėjimą. Taip pat infrastruktūra turėtų būti pritaikyta mokykloje, sakykime, sporto salė, kažkiek tenka ar persirengimo kambariai, ar kažkokios tai inventorius, skambantys kamuoliai, ar kiti. Ir plus trečias, sakykime, tai yra vėlgi kompetencijos, kūno kultūros mokytojo kompetencija, kad įtraukti vaiką į bendrus žaidimus. Nes šitoj vietoj padėjėjas kūno kultūros pamokoje, tai vėlgi reiškia vaikas paliekamas su padėjėju vienas, o visi kiti, tarkime, žaidžia krepšinį. Tai yra pilna žaidimų, kur galima žaisti visi kartu ir nesvarbu, ar vaikas mato ar nemato. Ar yra mokyklų, kurios šitą problemą yra išsprendusios? Ar yra tokia nors viena mokykla Lietuvoje, kur ir salė pritaikyta, ir priemonių turi? Negaliu atsakyti šitą klausimą, nes neturime šitos statistikos. Bet ką mes matome, sakykime, žiūrint per Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro ugdymo procesą, jiems kažkaip problemų nekyla. Tai manote, kad čia reikėtų tiesiog galbūt mokyklos geranoriškumo, ar ne, ir iniciatyvų? Na, ne tai, kad geranoriškumo, sakau, tai čia pirmas dėmuo tai yra tėvai, antras infrastruktūra ir trečias kompetencijos mokytojai tada jau. Tada gal jiems šiek tiek pasigilinti reikėtų, pasiskaityti ar literatūros, ar seminare sudalyvauti.
Nes pasižiūrėjau, sakau, golbolo rinktinė, kurią dauguma žino aklųjų riedulio, kuri yra pasaulinėme elite, yra suformuota dažniausiai iš vaikų, kurie baigė Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centrą. Tai ten viskas kaip ir veikia iš integruotai besimokančių arba įtraukaus dabar jau švietimo. Šiuo metu mes neturime tokio paratletų. Tai suponuoja nuomonę, kad integruotai mokyklos integracija įvyko mūsų per regos negalę žiūrint. Visi dalykai tampo integratyvus, išskyrus kūno kultūrą. Minėjote, kad tas įtraukusis ugdymas silpnaregiams, neregintiems vaikams jis jau vyksta ir jau yra nemažai metų. Kokia buvo pradžia? Ar startuoti buvo sunku ir per 30 metų galbūt keitėsi visuomenės požiūris, mokytojų požiūris, tų pačių bendramžių? Kaip pradėjote ir kokia situacija yra šiandien? Tai be abejo, kad jinai keičiasi ir kiekvieną dieną keičia situaciją. Galime džiaugtis, kad jinai keičiasi vėlgi į tą gerąją pusę. Nes prieš 30 metų nebuvo nei vadovėlių padidintų šriftų, nei brailio kažkokių knygų. Tai labai tuo metu daug kas gulė ant tėvų pečių, kiek tėvai patys gebės rasti literatūros brailio raštu, bendrauti su tuometiniu Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centru, kuris nebuvo kompetencijų centras, skolintis vadovėlius. Požiūris, sakyčiau, šiek tiek irgi keičiasi, jis keičiasi jau senokai, nes kiekvienas mes esame savo negalės ambasadorius ir mokytojams pradžiai turbūt kažkiek tai visą laiką būna keista, bet praeina, žiūrėk, ten savaitę, 2-3 mėnuo ir jie pamiršta, kad tas žmogus ar vaikas nemato ir supranta, kad nematymas tai čia yra tiesiog buitinis nepatogumas, kurį galima labai paprastai spręsti. Papasakokite, kaip prasideda neregio vaiko diena einant į mokyklą. Ar vaikus lydi tėvai, ar tą darbą turi pasitikti pedagogai, socialiniai pedagogai, ta prasme, kaip neregys vaikas jaučiasi bendrojo ugdymo mokykloje, ar viskas yra išspręsta, ar jis komfortiškai jaučiasi, ką jis veikia pertraukų metu? Čia reikėtų klausti jau mokinių, kaip jie jaučiasi. Aš tik galėčiau papasakoti, kaip jų dienos prasideda. Tai kuo mažesnis vaikas, tai vėlgi mes nesame kažkokie labai išskirtiniai. Jeigu tėvai yra atsakingi ir jiem rūpi vaikas, dažniausiai šiuo metu vaikai yra vežami į mokyklą. Kai vaikas šiek tiek paauga ir tampa savarankiškesnis, jeigu jis visai nemato, tai mes turime, kaip Aklųjų sąjunga, mobilumo specialistų ir mes kai kurios mokinius taip pat mokome, nuvažiavę į jų gyvenamąją vietą, kaip pasiekti saugiai mokyklą. Tai kai kurie eina savarankiškai į mokyklą, kai kurios veža tėvai, kai kurios lydi asmeninis asistentas. Tai čia, sakykime, tikrai nėra kažkokio išskirtinumo. Mūsų didžiausias išskirtinumas prasideda ne einant į mokyklą, o įėjus į klasę ir pradėjus mokymo procesą. Nes mums reikalingas, kaip ir sakiau, brailio raštas, kompiuteris, brailio eilutė, iškilus žemėlapį ir panašus dalykai. O kaip tokie vaikai laiko egzaminus ir kokios jų galimybės yra stoti į aukštąsias mokyklas, integruotis į visuomenę? Tai lygiai taip pat kaip ir visų, tai aš lygiai taip pat laikiau egzaminus. Egzaminų turinys yra lygiai toks pat kaip ir visų kitų vaikų, kurie mokosi, tarkime, 12 klasiai. Tik tai mums visos užduotis yra pateikiamos arba padidintų šriftų, jeigu vaikas yra silpnaregis, arba brailio raštu, jeigu vaikas yra neregis. Ir pridedama, jeigu aš teisingai atsimenu, 15% daugiau laiko, kad būtų galima ramiai suprasti, viską įsigilinti. Tai laiko mums skiriama 15% daugiau. Ar laikoma egzaminus ir kontrolinius kartu su klase ar atskirai? Taip. Kartu? Taip. Kalbėjot, kad visuomenės požiūris į regos negalę turinčius vaikus keičiasi, bet aš radau tokį straipsnį, kuriame rašoma, šių metų pradžios yra straipsnis ir kalba Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos viceprezidentas Vilmantas Balčikonis, kuris pasakoja, kad praėjusiais metais, tai reiškia 2023 metais, Kaune neatsirado mokyklos, kuri priimtų neregį vaiką į 1. klasę. Tai galbūt, aišku, tai yra pavienis atvejis, bet tokių atvejų, kaip suprantu, pasitaiko. Ar ne? Tai mes atveju taip žinome, čia yra vėlgi pavienis atvejis ir mokyklos nepriima ne dėl to, kad čia yra kažkas tai labai reikalinga daug investicijų ar dar kažkoks. Mokyklos tiesiog
baiminasi, kad jos, nes pagrindinis motyvas visų mokyklų, kurios tuo metu nenorėjo prisijungti tokios atsakomybės, kad jie negalės suteikti kokybiško švietimo. Taip, tas buvo ir su jumis įjungėm ir mes kaip asociacija ir kalbėjome su keletu mokyklų. Na ir pavyko parodyti, kad tas neregys nėra toks didelis baubas, kaip kartais kai kurie įsivaizduoja. Sakykite, koks buvo jūsų gyvenimo kelias nuo darželio iki dabartinių pareigų? Jūs kokią mokyklą lankėte, kokius egzaminus laikėte, kaip vystėsi toliau jūsų gyvenimas mokslus pabaigusi, kaip jūs kilote karjeros laiptais, ar teko susidurti, nes tai vis tiek buvo truputėlį anksčiau, ar teko susidurti su negatyviu visuomenės požiūriu? Tai aš dar šiek tiek, kaip sakant, matau, kad ir labai prastai, bet šiek tiek matau. Mano gyvenimas, kai prasidėjo, kaip eilinio vaiko, nes mano regėjimas pradėjo prastėti. Būnant man 4 klasiai, tai aš pradžioj mokiausi vadinamoje toj masinėje mokykloje. O kai pradėjo regėjimas jau prastėti, tai jau tada teko tuo metu, tai buvo 90-ieji metai turbūt, daryti šeimos susirinkimą ir šeima visą sprendė, ką daryti. Ir tuo metu buvo vienintelis pasirinkimas, kad jeigu nori įgyti žinių, tai reikia tiesiog važiuoti į Vilnių ir mokytis. Tai aš nuo 4 klasės pradėjau mokytis Vilniui, baigiau mokyklą, egzaminus baigiau kaip ir visi, tada važiuodavom į egzaminų centrus, tik tai mano užduotis irgi būdavo padidintos. Paskui pas universitetas, bakalauro studijos, magistro studijos, ir pradėjau dirbti, taip po truputį. Šiuo metu dirbu, užsiimdamas didžiausią laiką skirdamas advokacijai žmonių su regos negalia klausimais. Ar teko patirti negatyvių dalykų iš visuomenės, to nenoro galbūt priimti, ar jums buvo sunkiau negu sveikiesiems? Visą laiką turbūt jų yra, tų kažkokių tai negatyvių apraiškų, bet tiesiog, aš tai traktuoju, žinote, labai paprastai, jeigu kažkas kažkaip mane ten bando pavadinti ne visai norminę kalbą, norėdamas pašiepti ar pažeminti, tai kad per negalės prizmę žiūrint, tai aš tai traktuoju, kad tas žmogus tiesiog nėra išsilavinęs ir tai yra jo bėda, o ne mano bėda. Tai tokių užgauliojimų visą laiką turbūt jau kažkiek būdavo, dabar turbūt tai vėlgi mano jau ir amžius, sakykime, man nebe 19 metų, tai tikrai mūsų visuomenė į teigiamą pusę gerokai yra pasislinkusi. Paauglystėje gal daugiau kažkokių buvo, sakykime, tokių kaip ir patyčių, bet jos mane tik tai grūdindavo. Ar Lietuvoje įstaigos, organizacijos yra pakankamai pritaikytos žmonėms turintiems regos negalią? Ar vis tik dar yra rajonuose problema iš tikrųjų, gal ir tuose pačiuose didmiesčiuose dar daug kur yra sudėtinga? Tai aišku, kad jos nėra idealiai pritaikytos ir pasaulyje nėra nei vienos valstybės ar miesto, kuris 100% būtų pritaikytas žmonėms su regos negalia. Bet vertinant vėlgi tai, kas vyksta dabar mūsų miestuose infrastruktūroje, kad mes jau turime kalbančius telefonus, turime išmaniuosius telefonus, kurie rodo, kad autobusai atvažiuoja, kad šviesoforai skleidžiantis garsus, kalbantis bankomatai ir panašus dalykai, tai jie kiekvieną dieną mums palengvina gyvenimo kokybė kiekvieną dieną gerėja, iki tobulumo tikrai turbūt ribų niekada nėra, bet atsižvelgiant į gyvenimą, kad buvo prieš 10, pokytis yra tikrai didelis. Skaičiau, kad šių metų Liepą berods yra projektas, buvo atliktas projektas padarytas su šviesoforais, kurie turi garsinius signalus pritaikytus neįgaliesiems. Čia buvo jūsų sąjungos iniciatyva? Taip. Gal gali truputėlį plačiau papasakoti, koks tai projektas, kiek prireikė laiko, kur tie šviesoforai atsirado? Tai nėra projektas, tai buvo įstatymo pakeitimas. Tai mes identifikavom, kad kol mes pradėjom, sakykime, mes atėjom dirbti čia su komanda 22 metais, tai identifikavom, kad šviesoforų reguliavimas tuo metu buvo kiekvienos savivaldybės asmeninis reikalas. Ir ką mes matėm, kad Vilniuje šviesoforo įgarsinimo problema sprendžiama vienaip, Kaune antraip, Klaipėdoje trečiaip, o Šiauliuose ketvirtaip. Ir jeigu Vilniuje mes gyvename ir girdime įpratę vieną garsą, Kaune nuvažiavę galima išgirsti visiškai kitą garsą arba nieko neišgirsti, net yra mygtukas.
Tai mes identifikavome šitą kaip problemą ir kreipėmės į susisiekimo ministeriją, buvo sukurta darbo grupė, jie išklausė mūsų pageidavimus, atvyko ekspertai iš Vokietijos, pasisėmėm šiek tiek patirties, patys keliaudami Vokietiją, Japoniją, radome mūsų manymų šiandienai geriausius sprendimus, kurie gali mums padėti. Ir taip atsirado naujas šviesoforų rengimo taisyklių aprašas, kurį pasirašė susisiekimo ministras. Ir dabar visos sankryžos, kurios yra įrengiamas naujais su šviesoforais, turi būti visą laiką pritaikytos žmonėms su regos negalia. Norėčiau dar sugrįžti prie aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrų, pasitikslinti informaciją. Kiek aš radau, tokie centrai Lietuvoje yra 2 Vilniuje ir Kaune. Jie, kaip suprantu, veikia iki šiol. Ar žinote, kiek juose mokosi silpnaregių ir neregių vaikų ir ar jie mokosi nuo 1 iki 12 klasės? Kaip ten vyksta tie mokslai? Ne, tai mokslai vyksta taip, sakykime, Vilniuje šiuo metu mokosi 65 vaikai per visas 12 klasių. O Kaune kaip? O Kaune, žinokit, negaliu pasakyti, ten yra dabar 10 metė, bet ten vaikų turbūt dar yra mažiau ir dažnu atveju turbūt net ne vien regos negalė, ten yra kompleksinė negalė, rega plus klausa arba rega plus psichosocialinė negalė, tai ten daugiau vaikai jau mokosi dažniausiai ne tik su regos negalė. Supratau. Jeigu sugrįžti prie įtraukiojo ugdymo, kuris šiemet startuoja Lietuvoje ir kalbėti taip bendrai, kiek žinau, įtraukusis ugdymas kaimininėse šalyse Latvijoje ir Estijoje jau veikia ne 1 metus. Gal žinote, kokia ta kaimininių šalių patirtis, kaip jiems sekasi ir kaip manote, kodėl Lietuvoje šita reforma, tie pokyčiai startavo tik tai šiemet? Jeigu, kaip ir sakiau, žiūrint per mūsų negalės prizmę, tai mes startavom prieš 30 metų, bet taip, nuo rugsėjo 1 mokyklos nebegali atsisakyti priimti mokinio dėl jo negalios ar dėl kažkokių tai individualių poreikių, nebegali atsisakyti. Mes tai daugiau orientuojamės ne į kaimynus, nes jie, sakykime, yra irgi iš postsovietinės valstybės ištrūkę. Mes orientavomės daugiau į Vokietiją, į Suomiją. Žiūrime, kaip ten veikia įtraukusis ugdymas ir modeliai yra gana panašus, kad yra kažkoks tai kompetencijų centras, kaip Lietuvoje yra Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centras ir tas kompetencijų centras padeda visos Lietuvos kitoms mokykloms spręsti iššūkius, jeigu kažkokie tai iššūkiai iškilo ir jeigu jų mokyklo atsirado vaikas su regos negalia, nes mes Lietuva, mes nedidelė šalis ir mes negalime turėti kiekvienoje mokykloje po vieną tiflo pedagogą, po vieną kompiuterinio raštingumo mokytoją, kurie yra orientuoti tik į regos negalią. Kokia situacija Lietuvoje yra su tiflo pedagogų rengimu? Nes vėlgi toje pačioje spaudoje nekartą rašyta, kad šie pedagogai sensta, o pamainos nėra. Kur šitos specialistus rengia? Ar jų daugėja? Kokia yra situacija? Iš kur atsiranda tie specialistai? Tai tikrai yra, sakykime, dažnu atveju dar žmonės, kurie yra jau vyresnio šiek tiek amžiaus, bet dar nėra pensinio amžiaus arba arti prie pensinio amžiaus, kurie buvo rengti dar mūsų pirmaisiais nepriklausomybės metais arba būnant dar Tarybų sąjungoje. O šiuo metu, kaip ir sakau, kaip ir nebėra turbūt specialybės, kad tik tai yra specialistas siauros srities, tik tiflo pedagogas, dabar yra rengiami specialiai pedagogai, tai jie įgyja žinių ir tiflo pedagogikos, ir surdo pedagogikos, ir pedagogikos susijusios su plačio psichosocialinė sveikata. Ir tada, esant poreikiu, jeigu jau mokykloje atsirado vaikas su regos negalia, tada jie eina dažniausiai papildomus mokymus ir įgyja žinių per tęstinių studijų prizmę. O kur ruošia tą specializaciją, nes, kaip suprantu, pilnai neruošia, bet kur galima įgyti tų naujų žinių specialiųjų? Tai čia įvairiai būna kvietimai, tai paskutinis buvo buvusiame Šiaulių universiteto tęstinių studijų skyriuje,
Tai čia, sakykime, dabar jau jie yra Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, tai esant poreikiu jie organizuoja tos kursus, bet vėlgi, nereikia pamiršti, kad vaikų su regos negalia, kurie yra neregiai, ačiū Dievui, mažėja dėl medicinos progreso, jų mažėja ir va šiuo metu visai nematančiųjų visoje Lietuvoje integruotai besimokančių yra 9 vaikai. Iš kur mes žinom, nes reiškia, nes 9 vadovėlių komplektai yra siunčiami į visą Lietuvą. Tai kaip suprantu, situacijos su Brailio rašto vadovėliais sudėtingos nėra, nes jeigu kalbėtume apie sveikųjų situaciją švietimo sektorijoje, tai mes žinom, kad jau kelintus metus iš eilės vaikai pradeda be vadovėlių, nes nespėjama nei su programom, nei ta reforma vyksta ir vaikai neturi vadovėlių. Jums šitos problemos dėl Brailio rašto vadovėlių nėra? Na, jinai yra tiek aktuali, kiek mokykla delsia pateikti vadovėlį, atspausdinti Brailio raštu. Kai vadovėlis yra pasirenkamas, mokykla pasirinko programą, vadovėlį ar pratybas ir jie pateikia tokį užsakymą Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centrui, tai ten dienų per kelias dienas jie ir gauna tą atspausdintą Brailio raštą. Tai tokios pasirinkus problemos tikrai nėra. Neseniai ruošiau straipsnį apie neregių ir silpnaregių galimybės įsidarbinti ir mes tokią problemą, jinai nėra nauja, gvildenome, kad pavyzdžiui viešosiose įstaigose, biudžetinėse įstaigose, jos yra nepritaikytos žmonėms su tokiom negaliom ir dažniausiai mes specialistų nereginčių arba silpnaregių nesutinkame. Dažniausiai eina tokie žmonės į privatų sektorių. Tai vėlgi, kaip jūs vertinate, ar Lietuva daro kažkokią pažangą, ką tiems vaikams pabaigus mokslus ar ne, kuriems įsidarbinti ir ką daryti, kokia yra ta patirtis jų? Tai čia vėlgi kiekvieno yra individuali patirtis, lygiai kaip aš ir sakau, aš neišskiriu regos negalios iš kitų be negalios vaikų ar su kita negalia, nes yra vieni linkę daugiau humanitarinės mokslus, kažkas į tiksliuosius mokslus. Mūsų pagrindinis tikslas užtikrinti tą švietimo procesą, o kur paskui kelias žmogaus pasisuks, tai kiekvieno, kaip sakant, yra asmeninis pasirinkimas, ar jisai nori vienoj srity dirbti, ar bandyti dirbti. Tai mums, aišku, nėra visos prieinamos specialybės vairuotojais, šiuo metu mes tikrai negalime dirbti, bet IT specialistai, medicinos srities specialistai ar kažkokiais tai kitais specialistais tikrai mes galime dirbti. Bet ar biudžetinės įstaigos prisima tokius žmonės? Ar įrengia jiems darbo vietas taip, kaip reikėtų? Na, darbo yra, sakykime, subsidijuojamos darbo vietos ir darbdavys tikrai gali kreiptis dėl tikslinės subsidijos įrengti darbo vietą, nes vėlgi, jeigu tai yra žmogus su regos negalia, jam specialiai darbo vietos, kaip pačios darbo vietos įrengti nereikia specialiai. Jam reikalinga darbo, sakykime, kažkokia tai priemonė. Tai yra ar programinė įranga, kad kompiuteris kalbėtų ir viską pasakytų tai, kad atvaizduojama vaizdu, papasakotų balsu, ar ten kažkoks tai apsesnis, sakykime, roletai kažkokie tai, ar didinimo įranga, o specialiai pačios darbo vietos pritaikyti, kad ten užlipimas, nulipimas, nuvažiavimas nereikia. Ar žinote daug viešųjų biudžetinių valstybinių įstaigų, kuriuose dirba žmonės su negale? Tai yra tokių tikrai, tokių yra, toje pačioje socialinės apsaugos darbo ministerijoje galima rasti ir sutikti žmonių su vienokia ar kitokia negale. Nemanau, kad šiais laikais yra kažkaip specialiai sudaromas kliūtis, tiesiog ne visi mūsų žmonės ir nori eiti į valstybės tarnybą. Jeigu sugrįžti dar truputėlį prie to įtraukiojo ugdymo, kuris jau Lietuvoje būtent su ta minėta negalia, apie kurią mes kalbam, vyksta 30 metų, kokias jūs matote šiandien didžiausias problemas, kaip jūs jas įvardintumėt silpnaregių ir neregių vaikų, kurie mokinasi bendrojo lavinimo mokyklose? Na, tai kaip aš ir sakiau dar kartą, tai mokytojų, kurie dirbo su šitais mokiniais, kompetencijų kelimas, kad, negalime ugdyti vieno vaiko atskirai kažkur, kaip vieno miesto merė buvo čia išsakiusi tokią poziciją, kad jeigu yra individualių poreikių vaikas, mes jį kažkur ten nuvesim ir ugdysim. Tai šitoj vietoj
kaip ir plačiosios visuomenės, ir apibrėžia Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kad mes turime būti ugdomi lygiai taip pat kaip ir visi vaikai, tiesiog mums reikia pritaikyti medžiagą, kuri yra pateikiama vaikams be regos negalios. Tai yra pirmas, tai yra kompetencijų klausimas, jų tikrai šiandien yra, bet kompetencijas kelti tikrai niekada nėra vėlu. Ir antras klausimas, kas mus šiek tiek neramina, tai kaip ir minėjau, vaikų įtraukimas į kūno kultūros pamokas. Tai kol kas praktiškai vaikai net dalyvauja kūno kultūros pamokose. O dabar noriu nukelti mūsų pokalbį į kitą problemą. Nekartą yra rašyta Lietuvoje apie sudėtingą situaciją ruošiant šunis vedlius neregiams, nes, kaip suprantu, valstybė jų nekompensuoja ir šunis įsileidžia ne visos įstaigos. Ar šiandien ši problema yra vis dar tokia pati aktuali? Dėl įsileidimo, tai vėlgi čia yra turbūt dabar jau žmonių, kurie turi šunį vedlį ir kurie nenori įsileisti klausimas, nes įstatymo prasme, jeigu čia yra šuo vedlys, jis privalo patekti visur. Tai nuo šių metų sausio 1 mes turime įstatymo pasikeitimą, kur 30 straipsnis labai aiškiai kalba apie šunius asistentus ir kad jie turi patekti visur. Taip, ne kiekvienas parduotuvės apsaugos darbuotojas gal žino, gal nežino, kad šuo, kuris eina su specialiai markiruota liemene ir kitokiu pavadžiu, gal ne visi žino, kad čia šuo vedlys. Tai juridinė prasme dėl patekimo neturi būti jokių konfliktų, bet jų gyvenime tikrai būna. O dėl ruošimo, tai valstybė kol kas vienintelė Lietuva Europos Sąjungoje neturi šunų vedlių ruošimo rengimo programos ir tai iš tikrųjų šiek tiek liūdina. Vienintelė Lietuvoje, o tai kokie argumentai yra, ta prasme, jeigu Europoje visur, o Lietuvoje jūs tikriausiai juk bandėte ir kalbėjote su... Kokį atsakymą girdite? Mes visą laiką girdime, kad nėra pinigų, bet šitoj vietoje aš jau labai paprastai irgi klausiu. Tai jeigu žmonės su regos negale gauna baltąją landelę, o žmogus su fizinė negale yra jam subsidijuojamas vežimėlių įsigijimas, čia visiems suprantama. Tada žmogus su fizinė negale gauna daugiau nei 10 000 eurų įsigyti ir pritaikyti automobiliui, čia visiems suprantama. Tai aš sakau, kokiu tikslu jie gauna automobilį. Ministerija man sako, kad judėtų laisvai. Tai aš sakau, palaukit, tai labai galim džiaugtis. Tai mes žmonės su regos negale irgi norim judėti laisvai. Kodėl jūs mums šuns vedlio negalit subsidijuoti? Tai liūdna ir šiek tiek gėda, kad socialinės apsaugos darbo ministerija vis negali rasti politinės valios ir finansų, kurių nereikia tiek daug, kad Lietuva nebebūtų ta vienintelė šalis Europos Sąjungoje, kuri neturi šunų vedlių rengimo programos. O kiek kainuoja paruošti tokį šunį ir ar yra kas Lietuvoje juos ruošia? Tokį šunį kainuoja paruošti gana įvairiai, priklausomai nuo šuns veislės, šuns kainos, nes pati rengimas trunka apie 2 metus. Tai orientacinė kaina yra nuo 15 iki 25 000 eurų. Ir sakau, tai yra daug dedamųjų. Tai va, Lietuvoje yra, kas galėtų, kurios šunų dresūros mokyklos, šunų ruošimo mokyklos galėtų ruošti tos šunis, nes tai nėra kažkoks tai super aukštas pilotažas. Lietuvoje šunų rengimo mokyklos ir centrai ruošia šunis pasieniečiams, policininkams, tai mes esame ne su viena mokykla susitikę. Tai tikrai galimybių ruošti yra. Dabar vienintelis klausimas, tai yra politinis klausimas, kaip surasti pinigų, kad tas mechanizmas galėtų būti veikiantis Lietuvoje. Ar jūs teikėte pasiūlymus, kaip tai būtų galima ir iš kur būtų galima finansuoti? Tai buvome ir Seime, ne su viena frakcija susitikę, politinį mes palaikymą iš Seimo turim, bet visi pinigai ir visos rodiklės nusisuka į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Na, o socialinės apsaugos ir darbo ministerija šio klausimų kompetencijų dėja nelabai daug turi ir bando slėptis už tokio, žinote, biurokratinio požiūrio, kad jiem lygiai reikėtų pilotinio tyrimo ar tada kažką galvoti. Bet aš tai suprantu, kad artėja rinkimai, šita valdžia
vyriausybė nenori imtis lyderystės šito klausimu. Tai mes, kaip sakant, jau laukiame kitos valdžios ir tikimės, kad jinai bus labiau sukalbamesnė ir labiau atlieps žmonių su regos negalia poreikius. O kiek jau laiko minate, juk tikriausiai slenksčius juk ne tik tai per dabartinį kadenciją, čia tikriausiai ta problema juk jinai pakankamai laiko jau yra, ar ne? Kiek valdžių jau praėjo? Ne, tai šitoj pozicijoje aš dirbu 2 metus, tai mes aktyviai pradėjome kalbėti apie šunis vedlius prieš metus laiko. Ir mes nekalbame tik tai, kad blogai, mes turime ir daug patirties ir jos atsivežėme iš Suomijos. Ką galima daryti, kaip daryti ir mes neteiname tik kritikuoti, mes teikėme konstruktyvius pasiūlymus, bet dėja kol kas socialinės apsaugos darbo ministerija mūsų negirdi. O kokia situacija yra tose šalyse, iš kur jūs tą pavyzdį atsivežėt, pavyzdžiui, Suomijoje, kaip ten yra? Tai ten yra valstybės finansuojama programa. Ir žmogui, ne kiekvienam žmogui su regos negalia reikalingas tas šuo. Bet ką mes kalbam, kad pasirinkimo galimybė turi būti. Tai Latvija jau pasiruošusi yra daugiau negu 10 šunų, Estija taip pat daugiau negu 10 šunų, Suomijoje 200 šunų, tai Vokietijoje virš 400 šunų, Europoje šiuo metu yra apie 20 000 šunų vedlių. Bet Lietuva kaip sakau, šitame kontekste yra baltas taškas, dėl kurio šiek tiek yra ir nesmagu. Bet Lietuvoje skaičiau yra neregių, kurie tokius šunis turi, tai jie tą padarė savo lėšomis, savo pastangų dėka? Taip, tai yra šiuo metu yra 2 šunis, vienas šuo yra Fėja iš Latvijos, kuris buvo įsigytas iš Latvijos, ir kitas tai yra Džija šuo, kuris yra iš Jungtinių Amerikos valstijų. O kodėl tie šunys buvo įsigyti iš svetimų šalių, jeigu mes Lietuvoje turime, kas juos paruošia ir parengia? Tai mes dabar kalbame, kad jau yra specialistų, kurie galėtų užsiimti tuo, bet tiek Fėja, tiek Džija buvo prieš 4 metus šunis paruošti, nes kaip ir sakiau, paruošimo procesas prasideda ir trunka 2 metus. Tai jeigu Fėja yra pas mus Lietuvoje 2 metus, tai reiškia dar atminusuokite 2 metus, reiškia prieš 4 metus jinai buvo pradėta ruošti. Ar šunys vedliai tai turėtų būti kažkokia specifinė veislė, tai turėtų būti veislinis šuo, ar tai neturi visiškai jokios reikšmės? Ta prasme, kokie tai turėtų būti šunys, kaip jie yra atrenkami? Tai vėlgi, čia yra gana didelė industrija ir visi šunų dresūros ir ruošimo mokyklos sutarė, kad nes ne kiekvienas šuo gali būti šunių vedliu ir labiausiai imlus ir sėkmės, sakykime, procentas didžiausias, kad šuo taps šunių vedliu, tai yra pas labradorus, tai dažniausiai ir šita veislė yra šunys vedliai. Supratau. Ir pabaigai, kaip manote, kokios aktualiausios problemos ir iššūkiai kyla Lietuvoje gyvenančiams neregiams ir silpnaregiams šiandien? Na tai turbūt didžiausias tai yra infrastruktūros problema, vis dėlto jinai yra sprendžiama, bet ne taip greit, kaip mes norėtume. Infrastruktūra, tai aš turiu omeny šaligatviai, reklaminiai stendai, kelio ženklai, medžiai negenėti, krūmai, viešasis transportas, didmiesčiuose jisai kaip ir kalba, mažesniuose miestuose nekalba. Traukiniai ir panašus dalykai. Taip pat viešosios erdvės, parkai, jie nėra pažymėti žmonėms su regos negalia. Ir taip pat viešosios paslaugos. Žmogus su regos negalia vienas negali nueiti į sodrą, į registrų centrą, nes visur yra eilių valdymo sistemos, kurios naudoja liečiamosius ekranus, o mes be pagalbos negalime ten lankytis. Tai tikrai turime dar kur augti, bet ir dar kartą noriu pabrėžti, kad situacija Lietuvoje tikrai gerėja. Ir gal galite paminėti kažkokias iniciatyvas, kur jūs mes kalbėjom apie šviesoforus, ar ne, ties kokiamis iniciatyvomis ir pasiūlymais jūs dabar dirbate ir teikiate mūsų valdantiesiems? Tai mes labai dirbame plačiame spektre ir, tarkime, buvo tas pats pakeitimas akinių lęšių kompensavimo tvarka, techninės pagalbos priemonių keitimo tvarkoje. Šiuo metu, kaip ir sakiau, gana stipriai dirbame su šunų vedlių programa ir jeigu valstybė negeba mums finansuoti šitos programos, tai greitų metų mes planuojame paleisti pinigų rinkimo kampaniją ir patys pradėsim ruošti šunis vedlius. Tikiuosi, kad tai bus tam tikras postūmis valstybei, kad jeigu nevyriausybinė organizacija geba ruošti, tai gal valstybė
savivaldybė atsipeikės ir pagaliau šiek tiek gėda ir pradės ruošti, jie perims šitą iniciatyvą. O toliau, tai sakykime, vėlgi gana intensyviai dirbame su Lietuvos geležinkeliais, nes pradedami diegti yra bilietomatai. Tai bilietomatai irgi bus prieinami ir kalbantis žmonėms su regos negalia. Tai su daug ko dirbame iš tikrųjų ir gyvenimas kiekvieną dieną gerėja. Ačiū už skirtą laiką mums. Iki.